Po sapno užuolaidom miega šiaurys. Duris atidaro vaikų kambarys. Vaikų kambariai palei tavo galvelę. Jau uždegė angelas sargą žvakelę. Ir pilnas tardus kambarys dovanų. Ir pasakos rožė tarp vaiko delnų. Seku pasaką. Krimto vilkas ašaką. Ilga kaip smilga. Seku pasaka, seku pasaka, seku pasaka, seku pasaka, seku pasaka, seku pasaka. Seniai. Vienoje tolimoje karalystėje. Ne, tolimoje šalyje. Trobelė ant vištos kajelės. Tokioje dar trobelėje, pilyje. Ne pilyje, o paprasčiausiame name. Na gerai, name. Taigi, tame name, kuris stovėjo prie Talšos ežero, gyveno toks abiturientas vardu Aloyzas. Koks dar Aloyzas, Tomas? Eilandas. Gerubenas. Elmūras. Koks dar Elmūras? Osva. Mokėsi 12 metų Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Kankinas, smegenis džiovino, per naktis nemiegojo. Kartais ir baliavojo. Kol atėjo Šimtadienis. O po šimtadienio bėgo dienos, upeliu tekėjo. Paskutinis skambutis nuskambėjo. Ir suvokė Osva, kad egzaminai ant nosies. Trys mokytojai visus metus gąsdino. Bet tų gąsdinimų Osva tikrai nebijojo. Ir jokiais prisumais netikėjo. Bet kai egzaminai atėjo, pradėjo Osvai kažkoks šlykštus gilminas dūšią graužti. Vaškė, kas tu? Aš tavo sąžinė. Kas? Sąžinė tavo. Ko tu iš manęs nori? Noriu, kad pradėtum mokytis. Tai aš ir mokiausi. Nesimoky, tinginy tu paskutinis. Iki egzaminų 3 dienas liko. Marš prie knygų. Gerai, tik knygas atsinešiu. Čia raudo kepuraitė, raudonais batukais, ir pasakų tikroj. Šoka ir dainuoja mažutė mergaitė, raudoni batukai jos, raudon kepuraitė. Raudoni batukai jos, raudon kepuraitė. Ei, kas tu? Aš Raudonkepuraitė. Raudonkepuraitė. Būta čia ko juoktis. Taip, aš Raudonkepuraitė nešu egzaminų užduotis savo seneliai. Ir Stasio Šalkauskio gimnazijoje mokytoja. A, kokią dalyką užduotis neši? Lietuvių kalbos. Tai gal ir man galėtum parodyti? O ką tu man štai duosi? Nu ką turėsi, tai duosiu. Na šiaip... Ei, mergička, tu duodi užduotį! Ei, tu! Ką? Tokį šansą praleidai. Gal rašinių temas būtum sužinojęs. Tas vilkas pasipainiojo. Nesitęsim čia. Marš mokytis. Gerai.
Čia ne malkas, čia vadovėlį kvailę tu. Žiūrėkit, čia parašyta literatūra 12 klasiai, o čia chrestomatija 12 klasiai. O, abiturientas. Abudu vadovėlis mieliausias. Pažiūrėkit, koks putlutis. Turbūt tave mamytė labai gerai maitino. Ko čia ne ta mano mamytė? Nagi pagailėjo vargšo nabago. Taip rimtai mokslus krentančio palepino. Nu jo, šiaip mano mama labai skaniai valgyt gamina. Pavyzdžiui, kai pareini iš mokyklos, pasišildu kokių kotlečiukų ar cepelinom. Na va, aš ir sakau, skanus įdėmus abiturientai tikra atgaiva širdžiai. Skanus abiturientai? O ką, tu nori pasakyti neskanus? Jūs ką norit mane suėsti? Tai aišku, tik pagalvok, egzaminų laikyti nereikėtų. Gyventum savo šiltai mano pilne arba mano. Ne mano! Vos pasisekė pabėgti. Ir vėl tu tinginiauji. Per pusmetį praleidai 259 pamokas. 100 iš jų nepateisai. Telefonu žaidai, miegojai ant suolo, kabinai mergas. Nieko tu nemoki. O rytoj jau egzaminas. Dar vardinti? Ne, užteks. Prašau, nebekankink manęs, aš mokysiu. Išplaukė dieviška jūratė, balta kaip vandenų puta, žaliai lyg pusės pridengta. Ei, merginos, žiūrėkit, kastytis baltalytis. Kokia jo vyriška krūtinė. Ir jėga trykšta geležinė. Bet akis kažkodėl užmerktos. Gal nebegyvos? Atgaivinkim. Ei, kas tu, gražuolė? Vos jūratė jį pamatė priešais milžinų galiūnų, užsimiršusi skaistybę savo dieviškos didybės, apkabino žemės sūnų. Bet nenusiminė bailiai, kastyčio vyriška krūtinė, akių tik žievės spinduliai ir jėga tryško begalinė. Jis laimingas, stebuklingas marių pasakas sapnuoja. O jūratė prie šono, rūmos gintaro geltono, jam akis saldžiai bučiuoja. Žemės girminė, kaip drįsai tu palytėt skaistybę dieviškos jūratė? Galėtų žemės dulkė nelaiminga. Įsakau tave, bangai įsibuoti ant smiltyno išvilioti ir negyvai užbučiuoti.
kokia jie dar trobelėje pilyje. Ne, pilyje paprasčiausia name. Na gerai, gerai, name. Gyveno Abiturientai. Kai šimtadienis atėjo ir praėjo, kai egzaminai atėjo Ir praėjo. Į sceną įžengė nauja karta. Dabar liko smagiausia šventės dalis – dovanas į sceną. Mėly 55-osios laidos abiturientai, šį šventinį šimtadienio vakarą nuoširdžiai sveikiname Jus ir dovanojame pusę atestato. Tegul jis primins svarbią gyvenimo tiesą. Kelią įveikia tik tas, kas eina. O kad kelionė į tikslą jums neapkarstų, dovanojame saldų šakotį. Kviečiame kultūrų klasių atstovus atsiimti dovanų.
ir labai gaila, bet jau laikas paskutiniam šventės akordui. Jums skambės finalinė jungtinio abiturientų choro daina.